2007 metais Naujojoje Akmenėje buvo pradėta statyti nauja, moderni banguotų lakštų gamykla Eternit Baltic, gaminanti banguotus pluoštinio cemento lakštus. We are industrial people, we like machines. We like factories. However, opening a factory in the middle of an economical crisis, this is a masterpiece. We are proud to say that this is probably the best fiber cement factory in the world. Kolegos iš ETEX grupės įmonių 2010 m. kovą lankėsi įmonėje, stebėjo gamybos procesą ir vertino. Šiandien įmonė dirba pilnu pajėgumu, o jos produkcija išsiskiria kokybė ir yra ypač konkurencinga visoje ES erdvėje. So this factory will have a very big capacity, a very good quality indeed, and it will be able to serve the Baltic countries for the next 50 years or more. We don't build factories for 2 years, we build factories for generations. And we also believe in this market. Eternit Baltic produkcija eksportuojama į visas regiono šalis. Vienu iš įmonės sėkmės garantų yra galimybė pateikti kokybiškus produktus, kurie atitiktų tarptautinės standartizacijos organizacijos keliamus reikalavimus. Naujos inovatyvios technologijos dėka šie banguotieji lakštai tapo saugus, ilgaamžiški ir nekenksmingi aplinkai. Tai yra visų pirma bezbestinė gamyba. ISO standartai visi trys bus diegiami kitais metais, tai yra ISO 9000, 14000 ir OSHAS. Ir kitų metų, manau, viduryje mes tą standartą jau būsim sertifikuoti tam standartui. Eternit Baltic gamykloje įdiegtoje naujausioje lakštų gamybos technologijoje išskiriami 3 pagrindiniai etapai – mišinio paruošimas, lakšto formavimas, dažymas. Mišinio paruošimo etapas. Vienoje maišyklėje sumaišius armuojantį ir procesinį pluoštų su vandeniu, o kitoje cementą su vandeniu, visa gamybinė masė nuolat maišoma iki reikiamos konsistencijos pagrindinėje maišyklėje. Visų pirma, cementas. Cementas tai yra natūrali medžiaga, kurią gamina mūsų kaimynai, kurie pateikia vagonais. Visas kitas medžiagas mes gauname iš užsienio. Banguotųjų lakštų gamyba prasideda nuo žaliavų. Cementas gaminamas Akmenės cemento gamykloje, o kitos medžiagos importuojamos. Procesinio pluošto gamyboje reikalinga pluoštinė armuojanti medžiaga, gaunama iš Japonijos, kuri pakeitė kenksmingąjį asbestą. Išplaušinta celiuliozė, ištirpintas ir sumaltas silamas, stabilumą užtikrinanti medžiaga ir vanduo. Šią paruoštą pluoštinio cemento masę nuolat maišo su vandeniu pagrindinėje ir kaupiančioje maišyklėse, o iš jų šis miksas keliauja į formavimo mašiną. Lakšto formavimo etapas. Gamybinė masė patenka ant lakšto formavimo būgno. Suformuotas lakštas automatiškai nukertamas ir apipjaustomas pjaustytuvu. Banguotuve suformuojamos lakšto bangos ir lakštas įgyja stabilumą brandinimo kameroje. Pilnai paruošta masė su visais reikiamais priedais patenka į 4 mašinos vonias, iš kurių nuolatiniu srautu konvejeriu tiekiama ant formavimo būgno. Vakuuminiais siurbliais nusiurbtas iš pagrindinės masės vanduo sugrįžta atgal į talpas,
kuriuose yra išvalomas, nusėsdinamas ir vėl sugrąžinamas į maišymo ciklo pradžią. Arba rekuperatoriuose pašildytas iki 32 laipsnių Celsijaus vėl keliauja į lakštų formavimo liniją. Visas gamybos ciklas yra ekologiškas, nes yra uždaras. Gamybos procesas atliekų iš esmės neturi. Ant besisukančio būgno kaupiami keli pluoštinio cemento medžiagos sluoksniai, kol jų bendras storis pasiekia 6–6,5 mm. Tuomet ši plėvelė automatiškai nukertama. Gautas žalias lakštas tikrinamas lazeriniais matuokliais. Jei lakštas neatitinka standartų, jis nukreipiamas perdirbimui. Geras lakštas keliauja į pjaustytuvą, kuriame pagal tuo metu gaminamų lakštų profilių sumontuotais peiliais apipjaustomas. Likusi nepanaudota pluoštinio cemento dalis grįžta į gamybos procesą. Toliau apipjaustytas lakštas konvejeriu patenka į vakuuminį bangavimo įrenginį – banguotuvą. Jame suformuojamos lakšto bangos. Toks banguotas lakštas patalpinamas tarp metalinių profilių. Jie išlaiko bangos formą, kol lakštas pilnai sutvirtėja. Suformuoti lakštai keliauja į brandinimo kamerą. Po 8 valandų lapas įgauna stabilią formą. Atsitiktiniai partijos lakštai visuomet yra tikrinami kokybės laboratorijoje. Čia įvairiais testais nustatoma, ar pagaminta produkcija atitinka kokybės standartus. It is the newest technology of the ETEX group. The novelty about this technology is because we have a full recycling of the production water and we have full recycling of all the wastes which are generated by the production process. In addition to that, we are introducing corrugated sheets with special safety strips, which is top of technology for the corrugated sheets. Dažymas. Dažymo linijoje lakštai pirmame etape kaitinami ir dažomi šepečiais, o po pakartotinio dažų sluoksnio aušinami. Išdžiovinti lakštai sandėliuojami gatavos produkcijos sandėliuose. Iš nebaigtos produkcijos sandėlio banguotieji lakštai patenka į dažymo liniją. Dažymo linijoje paruošti pluoštinio cemento banguoti lakštai dažomi 2 kartus. Banguotieji lakštai pašildomi, kad geriau sugertų dažus. Šepečiais mechaniškai įtrinti dažai, giliai įsigėrę, susijungia su banguotųjų lakštų pluoštinio cemento sluoksniais. Toliau lakštai kerta pašildytų iki 20 laipsnių Celsijaus temperatūros dažų užuolaidą. Taip išgaunamas tolygus dažų pasiskirstimas ir susiformuoja dažų plėvelė, užtikrinantis spalvos ilgaamžiškumą. Atvėsę banguotieji lakštai jau tinkami stogų dengimui. Mes galime pagaminti 7,2 milijono normalinių metrų. Jeigu taip išvertus į paprastesnę kalbą, mes per metus galėtumėm uždengti apie 4 milijonus kvadratinių metrų stogų.